Hey, what's up? Dar viena mano laida. Atsiprašau už anglišką pasisveikinimą, bet stengiuosi būti populiarus. Ok, tai šioje laidoje šnekėsim apie ekonomiką. Aš jums dėstysiu visą filosofiją, dalykėlių, kurių jūs nežinote, kurių jūs niekur nerasite paskaityti, nes tai yra mano filosofija, mano išrasta, tai yra mano mąstymas, kaip aš tai suprantu. Žinoma, aš galiu būti neteisus. Bet aš manau, kad aš esu teisus, nes dažniausiai aš būnu teisus ir dažnai būna, aš išrandu tokius dalykus, kuriuos pasirodo jau kažkas yra išradęs. Taip jau su manim dažnai būna. Bet sakykime, kaip aš aiškinsiu ekonomiką, nors jau man neteko skaityti, kad kažkas rašytų būtent taip, kaip aš tai aiškinu. Dabar apie mano filosofiją. Jūs turbūt galvojate, Martynai, kodėl mes tavęs turim klausyti? Yra profesoriai visokie, pražylė, barzdotė ir taip toliau ir taip toliau. Galiu jums pasakyti, kad dažniausiai visi tie pražylė profesoriai, su barzdotė ir taip toliau, šneka ne jūsų kalba. Taigi jūs visiškai nesuprasit, ką jie šneka. Dažniausiai po valandos ar kitos lekcijos jūs sėdėsite kaip iškruštais smegenimis ir sakysite, aš nė velnio nesupratau, ką tas asilas šneka. Bet aš šneku jūsų kalba ir žinote, kaip sako, ne, aš nenoriu, kad tas senis šnekėtų man filosofiją, aš noriu, kad šitas jaunuolis man viską dėstytų. Be to, negalvokite, kad aš toks jaunas, šiaip tai man 40 metų, tiesiog aš prisižiūriu. Ok. Taigi ekonomika. Kasgi yra ekonomika? Kaip jinai atsirado? Gerai, žiūrėkime, reiškias, šiek tiek į istoriją. Reiškias, ekonomika atsirado, kai žmonės prekiavo ir savaime suprantama, sakykime, jūs parduodate obuolius ir norite nusipirkti bulvių. Tai būtų labai keista jums nešti savo obuolius, kad pakeisti juos į bulves. Sakykime, nebūtinai bulves, sakykime, į batus taip pat ir taip toliau. Dar baisesnis dalykas, jeigu jūs gaminate batus ir jums reikia nusipirkti bulvių, sakykime, jūs nunešat savo batus bulvininkui, jis sako, aš jau turiu batus ir problema, kaipgi jums gauti dabar tų bulvių. Taigi atsirado pinigai, buvo labai lengvai atrasta, kad aukso yra nedaug, taigi šiaip auksas buvo vertinamas jau ir daug anksčiau, nes jisai, reiškia, malonios išvaizdos, iš aukso galima daryti gražius papuošalus, kuriuos labai vertina damos ir netgi vyrai. Ir auksas buvo idealus, reiškia, materialus dalykas, kuriuo galima buvo keistis ir po to tą auksą, reiškia, keisti į dalykus, kurių jums reikia. Taigi auksas buvo kaip ir toks dalykėlis keitimuisi. Bet su laiku ekonomika augo, pinigų reikėjo vis daugiau, tai pasidarė problema, kad to aukso nebuvo pakankamai, kad juo prekiauti. Ir be to jis nebuvo jau labai ir, kaip pasakyti, labai patogus prekybai. Tekdavo nešiuoti čia kapšelį to aukso, kilogramą, pusę kilogramo, jisai ten barška ir taip toliau. Buvo atrasta pinigai, kad galima tiesiog, reiškia, ant blanknotėlio popierio parašyti raštus ir, sakykime, padaryti tai taip, kad būtų tokį blanknotėlį labai sunku padirbti ir savaime suprantama prižiūrėti, kad, reiškia, jeigu kažkas stengsis padirbinėti jūsų tos blanknotėlius, kad tie žmonės atsidurtų kalėjime. Apie tai pašnekėsiu, kodėl tai svarbu ekonomikai taip pat vėliau, reiškia, ir tuos blanknotėlius, savaime suprantama, jūs galėjote keisti materialius dalykus ir kaip ir tie blanknotėliai iš karto būdavo pririšami prie, reiškia, tų vertingų metalų. Sakykime, poundas sterlingas, tai jau pavadinimas yra poundas sterlingas, tai poundas yra, reiškia, kažkur pusę kilogramo sidabro. Tai va, ir jau toks pavadinimas daug ką reiškia. Poundai sterlingai ypatingai anksčiau buvo siaubingai vertinami. Praktiškai atrodo, už 3 poundus sterlingus galėjai nusipirkti karvę. Ir tenais 500 poundų sterlingų tai buvo neapsakomo dydžio pinigai. Nes pagalvokit, 500 reiškia poundų sidabro.
tai 250 kg sidabro. Ir šiais laikais skamba neblogai, teisingai, ypatingai, kai pagalvoja, kiek tas dalykas kainuoja. Štai, doleris buvo pririšamas prie aukso, jis iki šiol skaitosi pririštas prie aukso. Jūs galite pasakyti, ne, tai netiesa, jeigu visus dolerius keisti į aukso neužteks. Ne, iš tikrųjų, jeigu jūs keisite visus dolerius į auksą, sakykime, visi žmonės staiga panorės keisti visus dolerius į auksą, tiesiog auksas pradės labai smarkiai brangti. Ir tokiu būdu vis tiek, taip sakant, jūs gausite už savo pinigus auksą. Tiesiog jūs gausite jo mažiau. Dėl to taip kinta ir aukso kaina. Šiais laikais labai jinai kyla, nes šiaip kiniečiai labai mėgsta auksą, jie yra nekvailiai, jie žino, kad kam jam doleriai, jeigu jie gali turėti kažką materialaus, tikro aukso. Ir tai iš tikrųjų yra labai protinga strategija, nes kuo daugiau aukso jūs perkate, tuo jisai darosi brangesnis. Bet neskubėkite, amerikiečiai turi tokių, reiškias, jėgų, kad gali nupiginti, sakykime, vertingai metalą savo, reiškias, ekonominėmis galiomis. Gali, reiškias, priversti žmonės tikėti. Aš jums vėliau paaiškinsiu, kaip visą tai veikia. Reiškias, tikėti, kad aukso vertė yra kur kas pigesnė negu šios dienos kaina. Tada žmonės pradės atsikratinėti auksų. Ir kuo daugiau jie pradės atsikratinėti auksų, tuo aukso kaina pradės pigti. Ir tai dažniausiai būna didžiulė banga, nes, sakykime, jūs turite aukso ir matote, kad ta kaina krenta, pasitikėjimas auksu, sakykime, krenta. Jūs irgi norėsite jį kuo greičiau parduoti, nes, ką jūs žinote, gal rytoj jis dar kainuos pigiau ir poryt dar pigiau ir po to žiūrėkit, tas auksas pavirs kaip paprastas metalas. Taigi visi skuba atsikratinėti tuo auksu. Ir aukso kaina tiesiog krenta štai taip. Iš tikrųjų jau tai buvo atsitikęs su sidabru, amerikiečiai buvo jį, reiškia, taip, būtent tokia strategija pasinaudojo ir, reiškia, dirbtinai jį labai smarkiai atpigino. Bet šiuo laiku aukso kainos laikosi aukštai, amerikiečiam tai kol kas tai jiems nekenkia, nes, kaip ir minėjau, doleris yra pririštas prie aukso, taigi aukso aukšta kaina automatiškai stiprina ir dolerį. Ne tik dolerį, šiaip šalių, kur išgaunamas auksas, taip pat reiškia automatiškai jų ekonomikai, jų valiutai veikia labai sėkmingai. Dabar, reiškia, jūs tikiuosi žiūrėjote jau mano laidą, kas yra tikra. Nes, reiškia, pas jūs turbūt kiltų klausimą, bet kas yra iš tikrųjų ta ekonomika, kas tai yra iš tikrųjų per velnias. Tai aš jums iš karto pabandysiu paaiškinti savais žodžiais. Aš jums viską aiškinu savais žodžiais, nenaudoju nieko tokio, ko jūs nežinotumėt, ko jūs nevartotumėte bendroji kalboje praktiškai. Kaip sako Basic English, tai turbūt yra ir Basic lietuvių kalba, keli tūkstančiai populiariausių žodžių, tai aš stengiuosi su jumis būtent taip šnekėti. Ok, tai žiūrėkite, reiškia, dabar aš jums paaiškinsiu, kas yra ekonomika. Reiškia, ekonomika yra hiperrealybė. Kas yra hiperrealybė? Tai yra, reiškia, tokia realybė, kurią žmonės savo kūrybingumo galiomis pastatė ant realybės, reiškia, pakloto. Žinote, kas yra tikroji realybė, tai viskas, kas materialu. Sakykime, auksas būtų labai, reiškia, materialu, labai realu. Nekilnojamas turtas, žemės, tai savaime suprantama yra labai materialu ir realu. Bet, reiškia, ekonomika, jinai yra nemažiau reali kaip visa kita tol, kol žmonės tuo tiki. Nes, reiškia, viskas, ką žmonės kūrė savo, reiškia, pastangomis, visa ta kūryba, jinai turi vertę, jinai yra tikra, visa tai, ko žmonės tiki. Sakykime, kad ir menas, sakykime, jeigu žmonės prarastų staiga, reiškia, tikėjimą į meną, tai menas nebetektų jokios vertės. Sakykime, menas ir neturi jokios vertės, sakykime, kokiam musulmonui arba kokiam nors afrikiečiui nulipusiu nuo palmės, jisai nesupranta to meno ir jam, sakykime,
Monalizos paveikslas bus mažiau vertas negu bananas. Taigi, jeigu žmonės pats staiga, kaip toks, reiškia, Mauglis, sakykime, prarastų pilnai tikėjimą į meną, jisai netektų jokios vertės, jisai būtų kaip popieriaus gabalas. Lygiai tas pats ir su ekonomikai, ir su bet kuo, kas, reiškia, ryšasi hiperrealybėje. Tai visą tai, ką aš ir sakiau, reiškia, kas yra pastatyta žmonių, reiškia, žmonių fantazijos, žmonių, reiškia, kūrybingumo galiomis. Jeigu žmonės praranda tuo tikėjimu, visą tai praranda bet kokią prasmę. Tas ir su ekonomika taip pat. Ir būtent taip ir atsitinka ekonominės krizės. Sakykime, pažiūrėkim paskutinę ekonominę krizę, nekilnojamas turtas. Kaip tai atsitiko? Viskas labai paprasta. Aš nežinau, kaip jums aiškina tie visi barzduoti profesoriai, bet aš jums tuoj per keliais žodžiais paaiškinsiu, kaip labai tiksliai visą tai atsitiko ir jums nekils jokių klausimų. Paprasčiausiai buvo, reiškia, nekilnojamas turtas, jo kaina kilo, nes žmonės vis labiau tikėjo nekilnojamo turto verte. Nekilnojamas turtas yra, reiškia, jisai yra, reiškia, tikroji realybė, tai yra ne hiperrealybė, bet žmonės vėlgi gali tikėti, jis kaip ir rišasi su hiperrealybė, su ekonomika, reiškia, žmonės gali tikėti, kad jis yra vertas, reiškia, tos būtent ekonomikos daugiau, pinigų daugiau arba mažiau. Reiškia, buvo statomi tie namai, būtai bet kokie praktiškai. Prastai garso izoliacija, šalta tuose būtuose. Koks skirtumas? Kuo greičiau pristatyti, kuo daugiau parduoti, būto kainos patys, žinote, kilo kosmiškai, žmonės pirko kuo greičiau, nes jeigu šiandien nenupirksi, rytoj, reiškia, bus brangiau, taip žmonės tikėjo, vėlgi viskas rišasi ant žmogaus tikėjimo. Jeigu daug žmonių taip tiki, reiškia, taip ir yra ta akimirka. Reiškia, žmonės taip tikėjo, bankai irgi tuo tikėjo, bankai labai norėjo duoti kuo daugiau paskolų, tai buvo labai apsimokant. Jie netgi duodavo paskolas tokiems žmonėms, kurie bankai tiksliai žinojo, kad jie net negrąžins paskolos. Kodėl? Nes, sakykime, žmogus nusiperka, kuris tikrai neatiduos tos paskolos, sakykime, būtą, kurio kaina, sakykime, 100 000 ir jūs tikite, vėlgi, kad po kelių metų, kai žmogus bankrutuos, jūs gausite tą namą atgal, prie to bus surinkti pinigai, kuriuos, reiškia, tas žmogus mokėjo, ir tas namas ar būtas, sakykime, kainuos 20% daugiau, sakykime, 120 000. Tai jūs labai puikiai ant to uždirbate. Bet čia atsitiko vienas toksai dalykėlis. Žmonės taiga prarado, reiškia, tą tikėjimą nekilnojamo turtu. Kaip liktai vieną dieną jie tiesiog atsibudo ir pastebėjo, kad pala, jeigu aš uždirbu tiek, būto kaina tokia, prasta garso izoliacija, būtė šalta, nesąmonė, galų gale kainos užkilo tiek, kad žmonės nelabai te galėjo ir išsimokėti, praktiškai žmonių gyvenimo lygis labai liktų mažas, jeigu jums reikia mokėti ten kosminius pinigus už savo būtą ir jūs gyvenate Lietuvoje su lietuvišku atlyginimu. Sakykime, jums reikia ten 2/3 atiduoti to, ko jūs uždirbate už savo būtą. Tai tiesiog sunkiai įsivaizduojama teisingai. Žinau, kad dauguma žmonių vis tiek pirko tomis kainomis. Aš buvau pakankamai pratingas palaukti, kol visas tas burbulas sprogs. Kada žmonės galų gale ateis į protą ir supras, ką jie perka, kaip sakant. Taip atsitiko. Iš tikrųjų, protingi žmonės tiesiog laukia, kada tai atsitiks. Ir aš buvau vienas iš tokių ir nusipirkau savo namą iš tikrųjų kur kas geresnė kaina ir labai patenkintas tuo. Ir tarp kitko, mano namas yra pastatytas dorai. Šiltas ir garso izoliacija visai nebloga. Ok, grįžtame prie temos. Taigi žmonės atsibudo vieną dieną ir suprato, kad jie perka labai brangų būtą ar namą, kurio vertė kur kas mažesnė ir staiga niekas pradėjo nieko nepirkti. Ir sakysite, bet kaip tas staiga atsitiko? Suprantate,
žmonės, jie taip masto grupė, reiškia, na, tai taip jau yra, reiškia, kad tiesiog taip pat atsitinka, reiškia, kad žmonės gali susiprasti. Kartu grupė, čia jau daugiau reikia žiūrėti žmonių psichologiją, bet iš tikrųjų, kaip sako, mintis materiali ir žmonės labai greitai vienas nuo kito apsikrečia, reiškia, ir sakau, toks staigus atsibudimas pilnai įmanomas, be įsikišimo. Dažnai mąstoma, kūriama visokios, reiškia, teorijos tenais paslaptingos ir kad tenais kažką ten padarė. Iš tikrųjų, ne. Žmonės tiesiog atsibudo ir pamatė, už ką jie moka tokius gigantiškus pinigus, kad visą tai to neverta. Ir, reiškia, susidaręs burbulas sprogo, reiškia, viskas, kas buvo parduotas, staiga pradėjo netekti savo kainos. Sakykime, jūs nusipirkote butą už 200 000 ir staiga po metų, po kelių, jūsų butas kainuoja 50 000. Bet, kadangi jūs ėmėte paskolą, jums reikia ne 200 000 užmokėti banko, o 350 000. Kaip jūs manote, ar už butą, kuris vertas 50 000, verta mokėti 350 000? Turbūt, kad ne. Jūs einate į banką ir sakote, žinot, ką aš tiek nemokėsiu, arba nuleiskite kainą, arba pasiimkite savo butą. Bankas sako, pala, mes davėm jums tokią didžiulę paskolą, mes negalim paimti dabar atgal butą, mes davėm jums 200 000, o jūs mums norite gražinti butą, kurio dabar vertė tik 50 000, iš kur dabar atsiras, kur dingo tie 150 000. Jūs savaime suprantama, kur tai dingo, verslininkai, kurie pardavinėjo tos butus, reiškia, spėjo tos pinigus susigrobti, bet vėlgi ten buvo ne viskas taip paprasta, jie taip pat ėmė paskolas, tos paskolas irgi taip reikėjo gražinti ir taip toliau ir taip toliau. Na, ir kai tas burbulas sprogo, viskas ėjo, reiškia, kaip grandininė reakcija. Tiesiog jeigu, pavyzdžiui, paimti auksinę grandinėlę ir vienoje vietoje prakirpti, jinai visa subirės, reiškia. Žmonės, kurie dirbo, reiškia, kurie statė visą tą nekilnojamą turtą, staiga neteko visiškai darbo, nes nieko pradėjo nestatyti. Buvo ir taip jau per daug pristatyta ir labai prastos kokybės ir tie žmonės neteko darbo. Jeigu žmonės netenka darbo, labai staigiai ir labai didelė grupė tų žmonių, labai sunku juos kažkur tai staigiai įdarbinti, ypatingai, kad tie žmonės dažniausiai arba visiškai neturi jokio išsilavinimo, arba turi išsilavinimą būtent tai statyti, o statybininkų nereikia. Bet tai ne viskas taip paprasta, nes daug firmų pardavinėja būtent statyboms reikalingas medžiagas, vežėjai neteko daug darbo, daugybė firmų bankrutavo, kitos tiesiog neteko darbo, turėjo atleisti daugiau nei pusę savo darbuotojų, vis daugiau žmonių neteko darbo, bet kai žmonės netenka darbo, jie neturi pinigų, jie negali nueiti į parduotuvę ir nusipirkti tai, ko nori. Jie negali nueiti į barą išgerti, jie negali nueiti į restoraną, visi pajuto tai ir parduotuvės ir didžiulė grandininė reakcija, kaip ir sakiau, reiškia. Vienas dalykas nuo kito bankrutuoja vien dėl to, kad žmonės prarado tikėjimą, reiškia, nekilnojamo turto kainomis. Kad tos kainos yra tokios aukštos. Dabar jau šiais laikais, taip sakant, vyriausybė, bankai susiprato ir jau bus, reiškia, jau yra įvesta tokia programa, kad neleis nekilnojamui turtui užkilti, tom kainom užkilti, kad nesusidarytų dar vienas toksai burbulas. Na va, tai aš jums keliais žodžiais labai tiksliai paaiškinau, kas atsitiko ir, čia 100%, kad taip ir buvo. Žinoma, galėjo kažkur kažkas įsikišti, kad būtų sudarytas toksai, reiškia, burbulas, kaip pasakyti, dirbtinai. Kam tai būtų pravartu? Sakykime, labai turtingiam žmonėms, kad nusipirkti pigiai nekilnojamo turto ir iš tikrųjų nemažai, reiškia, turtingų žmonių būtent pirko nekilnojamą turtą, kai po burbulo. Pats geriausias, reiškia, laikas pirkti nekilnojamą turtą, reiškia, kai burbulas sprogsta. Ir iš viso bet ką, reiškia, kai toks dalykas, kaip aš jums paaiškinau, atsitinka, kai žmonės taiga susivokia, kad tas dalykas neturi tokios kainos.
Nes dažniausiai ta kaina nukrenta per daug žemai ir po to jinai yra koreguojama. Kiek aš kreipiausi į žmonės iš tikrųjų, draugus, kurie turėjo žemę, būtų, sakau, tu parduok, sakau, dabar, sakau, labai geras metas. Niekas netikėjo, sako, tu ką, juokauji, kainos ir toliau kils. Sakau, kaip jos kils, kaip žmonės išsimokės, jeigu jie turi tokį atlyginimą ir tiek reikia mokėti. Čia yra nesąmonė, sakau, čia yra nesąmonė, visas tas burbulas sprogs. Žmonės netikėjo, okei, taigi teko susidurti su realybė, kai žmonės turėjo žemės, kurios kainavo ten 50-100 tūkstančių eurų, tai po to negalėjau už 10 tūkstančių parduoti. Nes niekas nepirko net už 10 tūkstančių, niekam nereikėjo. Tikiuosi, jūs tokios klaidos nepadarysite. Dabar, jeigu pakalbėti, reiškia, apie ekonomikos ateitį, tai iš tikrųjų reikalas tame, kad visas tas tikėjimas ekonomika, pinigais, žinokite, dėja, bet man atrodo, kad linkęs sprogti. Yra didžiulis burbulas jau dabar susidaręs. Labai dėmiai klausykite šios laidos pabaigai, jūs labai įdomių dalykų sužinosite. Paprasčiausiai visos pasaulinės valstybės yra įlindusios į skolą. Ir netgi jeigu Lietuva nėra skolinga per daug, tai nesvarbu. Nes litas tai yra pririštas, lito net nėra. Tuo labiau, kad jau Lietuvoje senai euras. Taigi nesvarbu, kiek Lietuva skolinga, svarbu, kiek eurų skolinga yra Europa ir Lietuva naudojasi eurais. Taigi reiškia, tas kalbas kažkam reikės atidavinėti. Bet suprantate, kaip yra. Šalis yra tiek skolingos, kad yra neįmanoma, kad jos atsiskaitys. Kad ir ta pati Amerika ir visos šalis viena kitai skolingai. Būtų paprasčiausiai turbūt nurašyti visas tas skolas. Bet čia ne viskas taip paprasta, matote. Jeigu žmonės netyčia prarastų pasitikėjimą pinigais, nepasitikėjimą, tikėjimą pinigais, tai sudėkite, reiškia, domino kaladėlės ir vieną pastumkite. Gražiai taip sudėkite ir visų. Matote, 2/3, reiškia, pinigų yra doleriai. Taip, kažkur, aš nežinau tų tiksliai skaičių, bet yra dauguma pinigų pasaulyje yra doleriai. Jeigu žmonės prarastų pasitikėjimą doleriais, būtų didžiulis ekonominis krachas. Ne tik apie dolerius eina kalba, eurų yra nemažai. Euras labai nepatikima valiuta, čia velniai žino, kas darosi ir velniai žino, kas bus. Sakau, skolos gąsdina, nes net Amerika negalėtų, jeigu ir norėtų, atsiskaityti su skolininkais. Ką tai reiškia? Iš kur tos skolos dabar? Paprasčiausiai viskas daroma ant pasitikėjimo. Sakykime, jūs norite paskolinti kokią nors valstybei pinigų, valstybė jums išrašo popierius ir taip toliau, kad jums tos pinigus atiduos, bet po to špilute, palaukite dar metus. Tarp kitko, daug tų skolų atiduodama, bet procentai tokie, kad praktiškai, kad ir Amerika yra paklupdyta ant kelių. Reiškia, jos Amerikos medicinos sistema visiškai neveikia. Tas Obama pridirbo velniai žino ko ir velniai žino, kaip iš viso to išbristi. Pagrindė, kokios yra problemas? Pagrindinė problema yra socializmas. Socializmas teigia, kad kiekvienas, reiškia, kiek nevykęs žmogus būtų, iš tikrųjų jisai yra kažko vertas, jau automatiškai, kai jisai gimė, jisai yra kažko vertas. Tai, žinote, vaikas gimsta, jums valstybė iškart duoda pinigus. Iš kur tie pinigai atsiranda? Deja, pinigai neatsiranda iš niekur. Reiškia, yra tiesiog tikėjimas. Tikėjimas, kad tų pinigų galima bus duoti, reiškia, vaikui vien už tai, kad jisai gimė. Tėvams, reiškia, kad jie augintų tą vaiką, pato mama negali dirbti, jai vėl reikia duoti pinigų, reiškia, jeigu žmogus nedirba, vėl reikia duoti pinigų. Čia vadinasi socializmas, bet socializmas, reiškia, visados veda visą ekonomiką prie pilno kracho. Reiškia, kaip ir sakiau, kaip ir domino, reiškia, kaladėlės krenta, taip ir socializmas, kaip buvo Rusijoje komunizmas griuvo, kaip Kinijoje komunizmas griuvo. Jeigu jūs galvojate, kad Kinijoje vis dar komunizmas, tai paaiškinkit, kodėl tenais tiek daug milijardierių ir kaip milijardieriai iš viso gali būti prie komunizmo. Bet to Kinijoje labai daug turtingų iš tikrųjų žmonių.
Tai kokį ten komunizmą. Komunizmas veda visados, komunizmas, socializmas visados veda prie didžiulio kracho, nes jūs negalite gauti pinigų iš kosmoso. Tai yra neįmanoma. Reiškia, ta vertybė turi būti kažkaip padaryta. Ir tai turi būti padaryta žmogaus darbu. Na, o jeigu jūs skaitote, kad 15% bedarbių gali gauti pinigus nieko nedarydami, praktiškai tokius pat pinigus kaip ir juodadarbiai, kurie dirba prastai mokamus darbus, tai kažkas negerai su jūsų galva paprasčiausiai. Ir kol žmonės visų tuo tikės, tai visą tai veiks. Bet tik žmonės praras į tai tikėjimą, kad, sakykime, vieną dieną tiesiog žmonės, kurie dirba labai sunku darbą, sakykime, Maksimoj, valytojais ir taip toliau, susipras, kad yra nesąmonė, kad bedarbis gauna lygiai tokius pat pinigus kaip ir jie. Ir pasakys, žinot ką, mes nedarysim tokio darbo, duokit mums irgi tos pinigus, mes namie sėdėsim ir žiūrėsim televizorių. Ir tada bus grandininė didžiulė reakcija ir ekonomika, reiškia, pinigai neteks savo galios, savo pasitikėjimo. Ir visos tos skolos, kurios susirinko būtent tokiu būdu, kad, žinote, kažkas galvoja, kad jam priklauso nemokamas gydymas, kažkas galvoja, kad jam priklauso nemokami pinigai, taip toliau. Dabar taip tapo dar populiaru, reiškia, imti iš reiškia, musulmonų tų neišsivyščiusių šalių žmonės ir duoti jiems irgi nemokamus pinigus, nes tai ekonomiškai labai sveika, kaip sako Merkel. Sakau, visą tai veda labai prie gražaus socialistinio kracho, ką mes labai neužilgo ir turėsime. Dėl to, jeigu jūs turite pinigų, aš jums patarčiau jokiais būdais neinvestuoti į vertybinius popierius, vertybiniai popieriai neteks jokios galios, pinigai iš viso bus nieko verti. Nekilnojamas turtas arba vertingi metalai būtų labai protinga investicija, reiškia, tai tikrai būtų investicija. Ir nesvarbu, kaip svyruotų kainos ateityje, tos kainos tiesiog šoks, nes pinigai neteks galios ir kaip žmonės norės atsiskaitinėti, kas bus vertinga. Ogi bus vertinga tai, kas yra materialu, o ne hipermaterialu. Netgi aš nežinau, ar būtų protinga dabar apsipirkti menu, netgi jeigu jūs gerai išmanote tai, nes tiesiog hiperrealybė, aš manau, neteks labai smarkiai savo galios, nes žmonės praras tikėjimą visų tuo. Ir kai tik tai praranda žmonės tikėjimą, didžiulio žmonių grupė, viskas griūna, grandininė reakcija. Tai va, reiškia, tikiuosi jūs supratote. Bet to aš manau, kad maisto pramonė yra labai svarbi. Tai jeigu jūs esate fermeris, turite žemę, ateityje matote, kaip yra, ateityje bus užauginama kur kas mažiau visko, kas yra užauginama dabar ir bus daugiau gyventojų. Taigi maistas pradės brangti ir jūs gausite kur kas daugiau už savo žemes, kur kas daugiau iš to, ką jūs užauginate. Turbūt žinote, kad ekologiškas maistas yra kur kas brangesnis. Priežastis, kodėl ekologiškas maistas yra kur kas brangesnis, kad jį daug sunkiau yra užauginti, nes jis yra auginamas sąžiningai. O tas maistas, kuris yra neekologiškas, jis auginamas nesąžiningai, jisai paprasčiausiai greičiau užauga, bet tas greičiau užaugimas, reiškia, atima iš žemės daugiau mineralų ir vargina žemę. Galite pasiklausti fermerių, kur auginamas neekologiškas maistas, žemės bus, reiškia, daugiau sausesnės, taip sakant, ir neteks, kaip ir sakiau, daugiau mineralų, daugiau, reiškia, žaliavos ir galų gale ta žemė išseks ir pradės, reiškia, duoti kur kas mažiau maisto. Be to yra, reiškia, grėsmė, reiškia, atšilimo, taigi tai taip pat prisidės prie visko. Marios yra labai užterštos. Taigi daug dalykų, kas tikrai turėtų vėliau ar anksčiau vesti mus prie tokio kaip ir bado. Taigi maistas bus vertingas, bet praeis dar ne vieni metai, kol mes iki to dakeliausime. Gerbėmieji žiūrovai,
noriu Jums paskelbti, kad dabar Jūs turite neįtikėtiną galimybę palaikyti mane finansiškai. Žinoma tiems, kas turite tokią galimybę ir žinoma tiems, kas norite. Užtenka užeiti į mano YouTube puslapį ir žiūrėkite, čia yra linkas. Paspaudžiate ant jo, reiškia tiems, kas norite mane palaikyti. Paspaudžiate ir Jūs išmes į saitą, kur Jūs galite visiškai saugiai mane palaikyti. Tiesiog užtruks sekundėlę ir štai mes čia. Tai va, yra palaikymo būdas už $1, yra palaikymo būdas už $3, už 5 ir už 10. Kol kas visą tai labai pigu, nes aš siūlau už palaikymą lengvatas. Reiškia, už $3 aš asmeniškai atsakysiu į jūsų laiškus. Jūs gausite mano e-mailą ir mes galėsime taip bendrauti. Šiuo metu aš gaunu ir taip labai daug laiškų, bet dėja ne visiems turiu laiko atsakyti, nes klausimai ganėtinai sunkus ir išnagrinėti visą tai yra ne taip jau paprasta ir užtrunka laiko ir patys suprantate, kad man pačiam tenka ir dirbti ir laiko netiek lieka daug. Bet jeigu Jūs mane palaikysite finansiškai, žinoma, Jums pirmenybė. Reiškia, kas palaikysite mane už $5, tai Jums dar padėsiu parinkti maisto papildus ir pakoreguosiu Jūsų mitybą. Ir žinoma, atsakysiu Jūsų klausimus. O tie, kas palaikys mane už $10, turite tiesiog fantastišką galimybę tapti praktiškai mano draugų ir mes galime bendrauti Skype ir aš Jūs supažindinsiu su ateities planais, netgi duosiu Jums paskaityti savo rankraščių, naujų knygų rankraščių. Greit pasirodys mano knyga, apie tai šiek tiek vėliau. Reiškia, dabar žiūrėkite toliau. Jūs turbūt žinote, kad aš esu taip pat ir rašytojas. Tai štai, galite įsigyti mano knygą Solemija dabar knygas.lt už tiesiog fantastišką kainą, 4,45 €. Knygų lygo vos keli šimtai ir aš Jums siūlau nedelsti ir tiesiog nusipirkti ją. Dabar pigiau, kažin ar bebus. Taip pat galite nusipirkti ir IL knygą 4 €. Reiškia, čia vos keliais centais pigiau, bet žiūrėkite patys, kaip Jums patinka. Ir dar noriu Jums pakartoti, kad mano, reiškia, knyga Naujoji Lieda pasirodys šių metų kažkur rugsėjo pradžioje. Taigi bus, žinoma, pristatymas tiek mano šiame kanale, tiek Sveikos gyvensenos kanale, kur aš papasakosiu apie savo knygą. Tai bus tiek. Ačiū visiems, kas mane palaikote. Viso geriausio.